pasididžiavimas Lazdynai. Vardą Lazdynai paveldėjo iš nedidelio kaimelio, kuriame buvo vos kelios dešimtys gyventojų. Dabar Lazdynuose įsikūrė 42 000 vilniečių. Naująjį gyvenamąjį rajoną žiedu juosia Architektų gatvė. Pravažiavai ją ir jau gali tvirtinti šitą Lazdynuose matęs. Architektų gatvė. Pavadinimas turi ir simbolinę prasme. Už šį gyvenamąjį rajoną grupė architektų ir inžinierių apdovanota Leninine premija. Vincentas Šileika, Vilniaus namų statybos kombinato vyriausias statybininkas. Algimantas Kleinutas, to paties kombinato vyriausias inžinierius. Vytautas Balčiūnas, miestų projektavimo instituto vyriausias architektas. Gediminas Valiuškis, Vilniaus vyriausiasis architektas. Architektas Vytautas Breidikis, vienas iš Lazdynų autorių. Vytautas Čekanauskas, autorių kolektyvo vadovas. Lygi šiolei Lenininė premija būdavo skiriama už unikalius visuomeninius pastatus, už monumentus. Pirmą kartą ji paskirta už masinę industrinę statybą. Gyvenamųjų namų statybos maštabais mūsuose nieko nenustebinsi. Tik per paskutinį dešimtmetį 100 milijonų mūsų šalies gyventojų atšventė įkurtuves. Tai pasiekta industrinės statybos dėka. Tačiau industrinė statyba turi ir minusų. Įsivyravo nuomonė, kad statybiniai paneliai nedėkinga medžiaga architektui. Miestai supanašėja. Lazdynų autoriai įrodė, kad ir industriniais statybos sąlygomis galima sukurti gražų ir patogų gyventi miestą. Lazdynai statėsi miškingoje kalvotoje vietovėje. Ją sumaniai panaudojo architektai. Štai pagrindinė magistralė Kosmonautų prospektas pravesta šlaito išgrauža. Taigi butai natūraliai izoliuoti nuo gatvės triukšmų, svarbiausiojo gyvenamųjų rajonų priešo. Gatvių Lazdynuose vos 3. Tiesiomis išdėstyti mikrorajonų centrai su prekybiniais, buitinės ir kultūrinės paskirties pastatais. Pėstiesiems takai ir alėjos, labai pamėgtos lazdyniečių. Naujose rajonuose žmogų dažniausiai slegia monotonija. O štai Lazdynų architektai, komponuodami erdvę, siekė įvairovės.
Daužytos konfigūracijos penkiaaukščiai išsilenkia pagal šlaito liniją. Pirmą kartą šalyje stambiaplokščiai namai pastatyti skersai šlaito. Prie kiekvieno tokio namo statybininkai po 3 kartus permontuodavo kraną, o kaip dažnai statybų vieta parenkama ten, kur kranams patogiausia važinėti. Kad graži, natūrali Lazdynų gamta nenuniokota, kad pastatai augo į aplinką, turime būti dėkingi ir projekto autoriams ir tiems, kurie statė Lazdynus. Lazdynų autoriai savo mokytojo architektūroje laiko Vilnių, tad kokiomis senojo Vilniaus užstatymo tradicijomis jie pasinaudojo. Labai sunku yra pasakoti, negu dirbti, netgi mums lengviau pabraižyti. Miestai kaip ir žmonės turi savo biografiją. Ta biografija, iš tos biografijos mes risėmėme savo stiprybės. Mes projektuodami atsižvelgiam į tą biografiją, projektuodami naują miestą. Maros pagrindinis tos Vilniaus biografijos bruožas tai žmogiškas, humaniškas mastelis. Mastelis aukščio, mastelis santykio tarp žmonių. Ir mes tą stengiamės mastelį pervesti į naują, socialistinį mastelį, bet remiantis tuo senuoju žmogišku kažkokiu tai santykiavimo masteliu. Ot mūsų tai Lazdynuose buvo pagrindas. Visos tos mūsų praėjimo gatvės, uždarimo perspektyvos, norės, kad tas santykis visgi būtų naujam mieste. Mes mokėmės iš Vilniaus senamiesčio, kurį iš viršaus matėm jį ir natūrai galėjom patys pergyventi tą, savotišką, reiškia, emocionalinius pergyvenimus, estetinius pergyvenimus, jaust tą jaukų, besikeičiantį, mielą tokį tapybišką. Žmogišką tą tokį. Teisingai, gal mums taip ir padėjo, kadangi mes buvome abudu provincialai, atvažiavę į didelį sostinę, iš provincijos. Ir mums baisiai didelį įspūdį padarė. Ir tradicija. Priešingybė. Jeigu architektai projektuodami naujus gyvenamosius rajonus pasinaudotų progresyviomis savojo miesto architektūrinėmis tradicijomis, miestai nesupanašėtų. Miestą tik tada galima mylėti, kai jis tave myli. Iš tikrųjų, žmogui ne vis tiek, kuris gyvena, ką jis mato pro savo buto langus.
medžius, upės klonį, mišką ar tik kaimininio namų sieną. Žmogui ne vis tiek į kokią aplinką jis patenka išėjęs iš savo namų. Jeigu jį prislegia pastatų maštabas, užgožia judėjimo ritmas, žmogus pasijunta mažas, vienišas, niekam nereikalingas. O juk gali būti ir taip, ir aikštė, ir alėja, ir kiemas, tartum papildomas buto plotas. Daugelio dalykų priklauso, mylime savo miestą, savo rajoną, ar nemylime jo. Sociologai tą meilę vadina mokslišku terminu identifikacija su gyvenamąja vieta. Jie teigia, kad architektūra auklėja žmogų, nes tai toks menas, su kuriuo žmogus nuolatos bendrauja tiek gatvėje, tiek savo bute. Vestuvės laivos ir harmonika grieš, tu sėdėsi žvaliai prie jaunykio gatvies, užmirštos nuošaliai, nieks taurės nepalies ir taip nieks nenutuoks, kas ten vyks. Ką apie Lazdynus galvoja patys lazdyniečiai? Na, aš jau nieko nemainyčiau. O kas čia jums patinka? Na, todėl, kad čia labai jauku. Mes svečiuose pas fotomenininką Antaną Sutkų. Jis vienas pirmųjų Lazdynų gyventojų. Pradžioje kiekvienas žmogus turbūt džiaugiasi naują butą gavęs. Bet man atrodo, kad Lazdynai ypatingi tuo, kad juose ta naujakurystės toks įspūdis neišdyla dar ir penktus ir turbūt ilgiau gal tikiuosi neišdils. Lazdynai ypatingi tuo, kad juose žmogus labai gerai jaučiasi. Jie atitraukti nuo miestų, nuo reikalų, nuo triukšmų, nuo mašinų. Ir man atrodo, kad Lazdynų poveikis žmonėms yra teigiamas. Lazdynuose žmogui gera. Jisai užsimiršta savo reikalus, užsimiršta viską, jis atsiskleidžia irgi. Ir fotografui man ir malonu ten fotografuoti, kur žmogui gera. Ir man ten gera. Nes aš ten turiu galimybę padirbėti, padarysi ar nepadarysi rezultatą, tai čia nežinai, bet
Aš turiu daugumą, kas nuotraukus darytus iš Lazdynų, tai yra iš mano kiemo viskas. Gal todėl, kad aš rodydamas miestą noriu parodyti ne architektūros, netgi grožį, to aš ir nelabai sugebu parodyti, manau, o parodyti tos architektūros poveikį žmonėms. Taip sakant, kad architektūra, jos grožis atsispindėtų žmonėse kaip veidrodyje. Viskas vienas kiemas ir vieno kiemo gyventojai, apart, žinoma, nuotraukų, kurios darytus iš helikopterų, iš lėktuvų. Galbūt mūsų stebėjimai, pokalbiai su lazdiniečiais buvo atsitiktiniai. Mes kreipėmės į architektą docentą Jurgį Vanagą, kuris apie Lazdynus sukaupė didelę sociologinių tyrinėjimų medžiagą. Siekiant išsiaiškinti, kaip vertina savo rajoną patys Lazdynų gyventojai, pirmą kartą Lietuvoje buvo atlikti išsamus urbanistiniai sociologiniai tyrinėjimai. Buvo išplatinta speciali sociologinių tyrinėjimų anketa, kuri apėmė 58 klausimus. Klausimų skalė labai plati, pradedant gyvenamosios vietos pasitenkinimu, baigiant šiukšlių pašalinimo formomis. Gauti įdomus preliminariniai duomenys. Pagrindinis gyventojų nusistatymas savo gyvenamosios vietos atžvilgiu atsispindi klausimuose, atsakymuose į klausimą, ar liktumėte gyventi savo gyvenamojoje vietoje, jei būtų galimybė pasirinkti bet kurią gyvenamąją vietą sostinėje. Gautas rezultatas yra sensacingas. 91,5% gyventojų pareiškia liktų gyventi gyvenamoje vietoje, reiškia dabartinėje gyvenamoje vietoje, jei jiems būtų galimybė pasirinkti bet kurią vietą Vilniuje. Skaitome, kad tai yra pats didžiausias įvertinimas gyvenamojo rajono iš gyventojų pusės. Dabar kokiegi pagrindiniai rajono privalumai, kad gyventojai taip aukštai šį rajoną įvertina? Į anketos klausimą, ką jūs labiausiai vertinate Lazdynuose, dauguma atsakė gražią aplinką. Antroje vietoje įdomią pastatų architektūrą. Trečioje vietoje poilsio galimybes ir ketvirtoje vietoje gerus butus. Vargu ar galima geriau įvertinti gyvenamąją aplinką, kur žmogus praleidžia savo laisvalaikį, kuris regeneruoja savo dvasinės ir fizinės jėgas. Kamgi bus panaudota ši gausi medžiaga? Žinoma, visų pirma, tai ne smalsumo patenkinimui. Pirmiausia, ji bus panaudota tam, kad būtų galima tobulinti naujų gyvenamųjų rajonų projektavimą. Jei yra žinoma, kad aplinka formuoja žmogų, o šią aplinką kuria architektas, vadinasi, nuo jo veiklos didžia dalimi priklauso, kiek bus sėkmingas naujo žmogaus formavimo, jo asmenybės socializacijos procesas.